Ivoškių Švento Jono Nepomuko koplyčia yra Joniškio rajone, Ivoškių kaimo kapinėse. Tai nedidelis, bet svarbus religinis ir kultūrinis objektas. Ji priklauso tradicinėms Lietuvos kaimo koplyčioms, kurios dažnai buvo statomos vietos bendruomenės iniciatyva ir tarnavo kaip maldos vieta. Koplyčią pastatė vietiniai gyventojai. Žinoma, kad 1868 metais koplyčia jau buvo ir yra liaudies architektūros pavyzdys. Pastatas išsiskiria originale medinė konstrukcija, o jo stogą puošia 3 iš geležies nukalti ornamentuoti kryžiai, kurie iškelti virš koplyčios stogą puošiančių bokštelių. Lauke, prie įėjimo į koplyčią, ant žemės, dešinėje durų pusėje yra Joniškio krašto koplyčioms būdinga akmeninė vandeninė. Natūralaus raudono granito akmuo lygiai nutašytų viršumi. Jo centre iškalta piltuvėlio pavidalo įduba šventam vandeniui. Sovietmečiu koplyčia apleista. Pavogtas altorinis Švento Pranciškaus paveikslas, o pats altorius aplaužytas. 1999–1991 metais koplyčia kapitaliai suremontuota. Tuo metu, kaip teigiama, restauruoti į Šiaulius buvo išvežtas koplyčioje buvęs aplaužytas unikalus altorius. Šio altoriaus likimas nežinomas. Senasis altorius buvo medinis, staliaus darbo, puoštas drožiniais. Koplyčios vidų puošė paveikslai, dabar saugomi Lietuvos dailės muziejuje ir yra vieni iš seniausių lietuvių liaudies dailės pavyzdžių. Abipus altoriaus buvo ir 2 visatūrės angelų statulos. Jos taip pat šiuo metu yra dingusios. Vietoj senojo altoriaus dabar kabo 20 amžiaus pradžioje nutapyta Bartolomėjo Estebano Muriljo Marijos ėmimo į dangų paveikslo kopija. Koplyčia yra Joniškio rajono piligrimų kelio maršruto objektas, turintis informacinę lentą.